gerai priimu savo kūną. Gal net niekas nematot, kad aš tik tai, turiu tik tai vieną krūtinę ir net nededu kitos krūtinės dėl to, kad aš jau nebegaliu to daryti, kad man nebūtų skausmų nugarai. Ir atvažiavo Aurelija po operacijos, sėdom, pasišnekėti, išgerti kavos, imk vitaminą C, nuo to tau reikia pradėti, važiuok į D. Ir įsivaizduojat, jinai atvažiuoja pas mane po metų, ne, kažkur, ir rado lentynai tam C padėti. Tai žinokit, man veikia labai stiprus stereotipas. Jeigu tu vartosi papildus, organizmas neįsisavins per maistą, per daržoves, neįsisavins nieko. Paskiau tu turėsi gerti gerais kaip kosmonautai. Žinokit, čia mano tėvų pasakymai, mano tėvų žodžiai. Ir aš labai ilgai to negirdėjau, kad aš galiu padėti greičiau savo. Baigėsi tuo, kad man staigiai įsidėjo portą po operacijos, nes aš neturėjau venų, neturėjau kur man ką leisti, nes prieš tai man buvo 3 sepsiai iki vėžio. Ir įsitikinimai, stereotipai, negirdėjimas savęs ir kitų. Aš labai džiaugiuosi, išvis labai džiaugiuosi, kiek su jumis esu susidūrusi, kad jūs dirbat su savo žmonėm, kad jūs nepaliekat žmonių, vieną kartą pašnekėjot ir nepalikot jų, kad, jisai negirdi, ką su juo bešnekėsi, jis negirdi, tai jam nepadėkim, einam toliau. O Aurelija, būtent man tai įrodė, ir dar sunkiau, kai dirbi su savo žmogu, su savo giminė, tai patikėkit, yra dar sunkiau dirbti. Nes tu išvis negirdi, tuo labiau jinai neturi medicininio išsilavinimo. Tu dirbi su medikai tau sako, tau viskas bus gerai. Ir čia kažkas dar nori iš šalies padėti, tu negirdi. Aš sakau, Aurai, bet net šiandien šnekėjau, sakau, Dieve, jeigu aš būčiau girdėjus prieš 5 metus, galbūt lietų vėžė nebūtų buvę. Aš negirdėjau, jinai norėjo ant kartų man padėti. Tas įsitikinimas. Ir ką? Atidėjau ir aš sulaukiu 42 chemijų. Aš visas tas 42 chemijas atlaikiau, pasitikėjau gydytojais. Ir baigęs tom, kad nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio man prasivėrė pjūvis ir pradėjo kraujuoti viskas. Po biškį, ramiai. Ir save ramini ir sakai, čia tas durnasis blogasis kraujas nuvargo ir viskas eis tik į gerą. Aš labai džiaugiuosi, kad aš buvau optimistė. Aš visur mačiau, kad tik į gerą. Bet Aurelija pasivadino mane pasišnekėti, jinai neatleido mane, jinai kažką jautė. Ir mes nuvažiavom, susitikom su giminė ir nuėjom į miegamą, jau miegoti ir jinai, taip gavus, kad atsitiktinai pamatė mano nugarą. Jinai tą naktį beveik nemiegojo. Ir aš dar buvau įsitikinus, kad tai yra herpes. Ir jinai paklausė, ką tu darai su tuo? Niekas ko nedarau, viskas yra gerai, čia viskas praeis. O medikai jau mane buvo palikę, tyliai mane jau palika išėjimui, o aš nesupratau. Nes medikė pasakė, sako, tu atvažiuosi tada, chemijas daryti toliau, kai ta žaizda užsivers. O ta žaizda, žinokit, vėrės, po biškį tik 3 kilutės, paskiau jau 5 centimetrai, dabar jinai yra tokio dydžio. Ir nugara yra su 7 cm, 5 cm duobėm. Dėl to aš nededu to liemenuką. Ir žinokit, ką jinai padarė, Aurelija? Jinai su savo broliu pradėjo susidėti ir atvežti papildų, o aš nemoku jų gerti, žinokit.
Ir man yra sunku gerti šitos stereotipų, kad aš nebegalėsiu įsisavinti iš maisto, bet iš kitos pusės aš pradėjau gerti ir mano kūno reakcija buvo tokia, kad aš gerdavau ir vemdavau. Ant tiek kūnas negalėjo, protas negalėjo priimti, kad tai man yra pagalba, tai aš gerą savaitę dar vemdavau. Aurelijai tai irgi vėliau taip pasakydavo. Aurelija sakydavo, žinai ką, tu pradėk daryti, jinai suprato vieną labai gerą dalyką, kas yra 21 dieną, kad perverst mane į įprotį, naują įprotį. Ir jinai sako, tu filmuok ir siūs man. Nes jinai netikėjo, kad aš gersiu. Nu, tai ką aš turėjau daryti? Aš turėjau filmuoti, dėk. Nes galvoju, kaip aš galiu atsisakyti? Ir įsivaizduoju, po pusę metų aš atsiminiau cinkti galvą, kad aš turiu dirbti ne vieną, kad ją reikia praplauti. O vdrug jinai busgi reikalinga. Ir aš nuvažiuoju, sakau, man reikia pasiplauti. Gerai, sako, tai pas kitą daktarę ten buvo, nusiunčia mane pas kitą daktarę. Ta daktarė viską praverčia, visą istoriją, valandą laiko mane ir sako, o tai kaip tau tyrimų nedarė pusę metų? Ne. Nieko nedarė? Ne. Vaistų nedavė? Ne. Tu supranti, ką mes tave palikom numirti? Nu, tavo gydytojai jau paliko tave numirti. Man tada buvo labai didelis šoks, bet sako, kaip tu dar gyvas? Be jokių vaistų ir kaip tu gyva. Ir ką Aurelija išmokino per tos pusę metų? Susidėti maišiuką tiek, kiek tau reikia. Net aš galiu parodyti. Ne, man atrodo, aš čia susidėti. Va. Čia yra tai, ką aš turiu, kiek man reikia. Vakar jau paruošta. Ir dar jinai sudėdavo, kur vakar, kur rytui. Tiesiog jinai mokino mane kaip. Ir žinok, aš nebūčiau jos išgirdus, jeigu man mediks nepasakė, kaip tu gyva. Nes mano mamai, kai prasivėrė, aš turiu genetinį, mano mamai, kai prasivėrė, po 4 mėnesių neišėjo. O man prasivėrė nuo rugsėjo, pradėjo prasiverti. Ir medikai iki šiolį yra šoke. Žinokit, aš gyvenu 2,5 metų ne savo laiką, kaip sako jau. Jie jau sako, kad tu tikrai neturi būti. Aš kuo noriu pasakyti, kad mes niekada nedaslaukim tokių žinučių, kad ateis į mūsų gyvenimą tokios sunkios ligos kaip onkologija, kaip cukrinis diabetas, kaip kažkokios odos labai stiprias ligas, kad mes pradėtumėm gerti tuos papildus. Ir dabar buvo dar vienas labai didelis man patvirtinimas, kad aš teisingai darau. Nors net giminėra sakoma, kaip tu gali gerti B grupės vitaminą sergdama vėžiu. Kaip tu gali gerti tokiam saujam, tau suaktyvins, tau avitaminozis, žinok, įsivystys. Dar tu pasižiūrėk, koks tavo šlapimas yra. Sako, tai nenormalu. Bet žinokit, jeigu aš išlikau gyva tos pusę metų, tai man yra toks patvirtinimas, kad tai aš einu teisingų kelių. Aš dabar geriu, man labiausiai kas patinka. Alijošius, tikrai irgi man patinka. Aš jį geriu su ubit, gyvybės eliksyrą darau, pilu ubit pusę ir ant viršaus pilu alijošių. Ir man ir gražu, ir kaip kokteilis, ir labai skanu. Jau mano draugė irgi dėžį nusipirka, mes abidvi taip varom kilinkinam. Man kas yra labai buvo svarbu, žinokit, aš labai pamilau dušo želė. Aš nuo jos pamilau dėl to, kad man priminė vaikystę, priminė sedą, priminė gėlių tuos laukus, aš maudaus ir man tai gera, nes aš iš vis labai retai galiu maudytis dėl nugaros. Galiu maudytis mėnesį 2 kartus maksimum. Tai man vanduo ir tas dušo želė iš vis yra pasaka. Ir man labai patinka treninas. Žinot, dėl ko patinka jisai. Aš jį, kaip iš vis papildus aš geriu. Aš pirmiausia išgeriu treniną ir sakau, o dabar visas ląstelės atidarai, o dabar visus likusius aš išgeriu su
Alijošimi, man taip yra gerai, aš tiek energijos. Aišku, šiandien aš pirmą kartą paragavau kokteilį. Nes kiek Aurelijai įdėdavau kokteilį, vaikai išgerdavo anksčiau negu aš. Ir jie sakydavo, mama, nu kada tu užsisakyti kokteilį? Sakau, jie man atrodo yra labai neskanus. Bet aš negalėdavau jų paragauti, kad jie viską patvarkytų anksčiau laiką. Tai širbat, trenenas tai man yra be galo svarbu, vitaminas, cinks, jo, Q10 aš labai milau. Su Q10 buvo labai graži istorija, kai manęs daktarė paklausė, kai buvo man sepsis, 5 sepsis dabar buvo ir paklausė, kaip tavo širdis? Jau praeitą kartą kabėjo į siūlą. Jinai greit nubėga pažiūrėti tyrimus, sako, žinok, tavo širdis, kalcis tau 4. Jėzu, vakulėlį, tu gyvo, vis gerai. Nors 300 CRB buvo, bet aš atsistojau praktiškai per 9 dienas, 10 mane išleido namo. Sakom, labai retai, kada tai būna. Kada onkologiniai kaip greitai atsistoja ant kojų ir paleidžia. Tai čia mano buvo davęs įrodymus. Q10 aš iš vis nepaleidau, buvo tokių dalykų, kad Q10 po 10 gerdavo, po 8 gerdavo. Dabar mat geriau, dabar dar pirmą kartą gyvenime paragavau. Kas tau tokia buvo? Elektrolitų. Jo, tai aš jaučiuosi energinga. Man dažnai sako, tu nesirgi, tu apsivedi. Na, va, toks yra įvaizdis turbūt susidarė. Ir pavyzdžiui, kai man sako, kad aš vaidinu, iš tikrųjų aš nevaidinu, iš tikrųjų aš gyvenu, nes būna tokių dienų, kad aš guliu, iš tikrųjų guliu ir aš tikrai nesirodau iš žmonės. Bet vat iš tos pusės. Ir kas man dar labiausiai patiko? Tu dar turi kitą pusę, aš nepriminsiu. Jo. Prisimink, dar turi čia yra ta antra pusė. Kad priėmiau sprendimą būti savo gyvenimo šeimininkė, nebetiduoti medikams. Medikai pasakė, kad tu bet kada galėjau išeiti. Bet žinokit, bus toks stebuklas, kad aš tai išeisiu. Išeisiu pro adatos skylutę. Žinokit, aš dar tikiu. Ir tikrai, vat. Ir aš tikrai gersiu, tikrai užsisakysiu papildų. Jau mano vyras eina irgi žiūri, kiekvieną vakarą kainai ten geria. Jau jam žiūriu knyt, nes aš ant staliuko pasidėjus būna dienų, kad vieną butelį išmaukiu, begulėdama, dar nežinau, tos, tiesiog man jis tiek patinka. Tu žinai, dabar turėjai susirgus, ne? Pameni, kur tu pasiekei sportą prasilyti ir užsikrėtei ir tu į giminės sutikimą atvažiavai, pameni? Jo. Ir gavai drausmės, kad... Aš prieš 2 dienas, prieš giminės sutikimą čia savaitę, mane nusiuntė į paliatyvę nusiuntė į priėmimą. Priėmime pilnas žmonių, sako, mes tau labai greit praplausim, praėjo tas labai greitai 3 valandas. Ir aš nežinau, kol užsikričiu, aš namuosi 38,6. Ir grįžau, aš skambinu, aš niekur nevažiuosiu, tu važiuosi. Davai tą geri ir vat, tiesiog susideda 2 saulės. 3 per dieną išgėriau. 3 per dieną išgėriau. Aljošių irgi per dieną išgėriau. Papildus 2 saulės išgėriau. Ir va taip, po biškį. Žinokit, manęs nebevimda. Patikėkit, žinokit. Va tas dalykas yra tikrai stebuklingas. Aš esu konsultantė jau. Aš jau pati sau susakau. Aš jau antras mėnuo. O dabar net atvažiavau, ko man trūka. Dėri, ruodyk, ką tu ten turi, man reikia to. Šnai, nesvarbu, jokio ten dar sakymą nėra, būsi vėl toliau. Jau žmonės žiūri, jau manęs klausinėjai. Po biškį, tiesiog po biškį. Ir aš šiandien atvažiavau ir visai netikėtai papuoliau. Galvoju, kodėl to nepapasakot, čia yra pirmas kartas, bet žinokit, mes niekada nedasilaukim. Jeigu aš tikrai prieš 5 metus būčiau gerus. Jeigu aš būčiau gerus kiekvieną dieną 3, nebūtų susidarę kažkokių tų negyvų ląstelių pas mane, tai
darysim džiaugsmą. Aišku, dabar reikia tik tai nepaleisti tos minties ir toliau į priekį. Labai sunku yra tas pereitus baimės. Ir mes dar dažniausiai, kai galvojam, pavyzdžiui, aš 300 išleidžiu, mano invalidumas yra apie 360, kažkur 300-350 man išeina ant papildų ir aš taip esu nusprendus, nes man tai yra negaila. Dėl to, kad kiekvieną mėnesį vaikai net yra pasakę, mama, mums yra geriau matyti tave gulinčią, negu kad iš vis tavęs nematyti. Nes yra 2 vaikai, kurie yra, vienas yra 6 metų, 7, o kits yra dabar 10 metų ir yra 20 metų. Ir tai 20 nepatikėsite yra dar svarbiau, nes jie iš vis gyvenims virčias. Ir mes galvojam, kad kūną gaunam už ačiū. Iš tikrųjų mes jį negaunam už ačiū. Mes daug ko nepagalvojam apie tai, kad tai yra patys didžiausi sielos namai. Tai yra mūsų tokia šventovė. Kad neleist, kad ją įsibrautų kažkas, kaip mums reikia mokintis dirbti su pykčiu, kaip mums reikia išmokti priimti meilę, kaip aš noriu vėl dirbti savo darbą, mano darbas buvo dirbti su žmonėm, mest kortom, kaip man būdavo gerai pakrauti moteris. Aš taip noriu pasveikti ir eiti va tą liniją ir vėl apkabinti, ir vėl pasakyti, ir vėl padrastinti. Save, nebus, bus. Viskas tik į gerą, kad tik tai eitų ir vat eikit į priekį. Negalvokit niekada, nebūkim šiukšlinė. Jeigu kas nors, ką nors pasakė negerą, žinokit, jūs darot kažką gerai. Jeigu kažkas pasakė jums gerą, jūs tikrai darot gerai. Kai apie jumis nieks nieko nebešnekės, tada jūs darot kažką blogai. Nes taip yra. Ir tos žodžius man yra kažkada pasakęs labai žymus psichiatras. Jeigu tu darai kažką tokio ir aplink tave, tau sako kažką negerą, žinok, tu darai kažką labai gerą. Kažkur taikliai. Ir tas dalykas, žinokit, žmonėm labai nepatinka, kad šalia mūsų yra stipresni žmonės. Ir kažką daro. Ir turėkit savo stilių ir niekada nepaleiskit jo, nes jūsų bendrystė yra labai šilta. Šitas marketingas man yra 11 marketingas. Ir žinokit, kiek aš esu mačius, bet čia pirmą kartą susidūriau, kad skirtingų linijų žmonės tarpusavy labai šiltai viskom dalinas. To niekur nebuvo. Ėmina marketingą. Labai žmonės nemokėjo niekur dalintis ir visi labai saugojus ir buvo labai didelės sienos. O va čia tas man patinka, kad tų sienų nėra ir dar mokinu kitus dirbti sienas. Sėkmės eikit. Kažkas bloga, kažką pasakė, žinokit, viduj pasidžiaugti. Aš kažką darau gerai. Laimės ir sėkmės visiems.